Labas rytas. Šiandieną pas mus yra balandžio 2 diena, 26 metų. Na ir šiandieną vakarą iškrito, tiesiog prieš miegant, iškrito būtent vieno jaunuolio. Ne jaunuolis, jau vyras, tai yra būtent Martin Daukanto. Ir vėl kalvinizmas, nežinau kodėl man jį išmeta pastoviai, sakysim, tuos visus kalvinistus, turbokalvinistus, vomanizmus, vomako, būtent pasiekėjus, tas turbo, jie kažkaip labai smarkiai čianais pradėjo plėstis ir pasižiūrėkit, jiems maža vietos pasirodo yra Lietuvoje ir jie, kurie čianais įsiruošė pas mus, jisai sako, kad jisai Dievo vedimu nori pasidalinti, tai norim paklausyti tada, kasgi čia pasiper Dievo vedimas ir kur jį čianais veda. Ir man pasakykite, jisai, po to mes užduosiu šitą klausimą, tiesiog, ar tikrai, sakysim, jam, paklausom vienu žodžiu, taip. Noriu pasidalinti nuostabiais pasikeitimais. Dabar jau prieš porą metų gavom tokį įdomų žodį. Dievas pasakė, kad aš jums atidarau Azijos vartus. Ir mes pagalvojom, Azijos vartus, kaip keista. Tada mes galvojam, gal tai surišta su Rusija. Turbūt žinot, kad mano žmona yra iš Rusijos federacijos. Bet ne, tai visiškai nesurišta su Rusija. Tai apie Aziją. Šiais metais jau yra tas dalykas nuspręstas. Mes skrendam į Kiniją ir Pietų Koreją. Taip įdomiai dėliojasi reikalai. Ir ten jau yra žmonės, kurie laukia. Ten yra bendruomenės, kurios laukia. Ir Dievas veda taip įdomiai, brangiai. Kažkas pasakytų, kaip taip gali būti. Jūs sakėt Lietuva, Lietuva, Lietuva. Tai vienas kitam netrukdo. Lietuva, Lietuva, Lietuva. Taigi mes liekam čia, mes augam čia, kviečiame toliau mokti gyventi tikėjimu, brangiai. Tai yra procesas. Tai nėra tiesiog vieną kartą kažką išgirsti. Kažkas sako, aš jau girdėjau. Šaunuolis, kad girdėjai. Labai fainai. Tai jeigu seniai girdėjai, turbūt jau, kiek vaisių pas tavo gyvenimą. Ne, vaisių nėra, kažką kitą reikia paklausyti. Vien paklausyti gero nebus. Kviečiu judėti kartu. Galiu pasidžiaugti viešpačiu mano gyvenime. Aš turiu nuostabių vaisių. Brangiai, labai norėčiau matyti sėkmingus brolius ir sesės. Norėčiau matyti turtingus visom prasmėm. Stiprius santykius, didelės bendruomenės, šlovė viešpačiui, kad lietųsi per visus kraštus, per visas sferas. Taigi, tokios naujienos, brangiai, mes judam toliau. Aš kažkada sakiau, kad mes atėjom ne tam, kad suspindėti ir išnykti, o tam, kad būti ir įtakoti. Ir tas ir vyksta, brangiai. Ir tas toliau tęsiasi. Šlovės bus dar daugiau, pergalių bus dar daugiau ir jėgos bus dar daugiau. Linkėjimai iš malonios bangos. Noriu pasidalinti. Matot, į Aziją, į Kiniją, į Pietų Koreją, gal į Šiaurės Koreją norėtum nuvažiuoti, įdomiai iš čia veikia. Žinant, kad jisai būtent šitas pilietis yra vomako mokinys, iškyla klausimas. Martinai, Tadai, Daujutai ir visi kiti šitie vomanistai, vomako pasiekėjai, jūsų Dievas yra vomakas, ne? Tikrai? Prisipažinkit. Tylit. Gerai, tada paimsim, mes jums išaiškinsim, parodysim, kad tai jūsų Dievas yra vomakas. Ir ypač tavo, Martinai, tai yra negirdytų Dievo. Ir tavęs nesiuntė Dievas nei į Aziją, nei į Pietų Koreją. Tai yra visiškas melas. Visiškas. Kodėl? Todėl, kad jūs nešat melo žodį. Kad nešat melo žodį, mes to galime irgi pasižiūrėti ir jokių problemų tas nesudaro, žinai. Taip, ką mes čia galim dar pasižiūrėti? Nežinau, aš čia biškį pasižiūrėjau, žinai.
Vat. Čia išsivaduoti iš baimių, nežinau, kas tas Benetas, kaip geriau melstis, čia nežinau, čia yra. Va, žiūrėkit, Andrew Womack vėl knygas jisai reklamuoja, ne? Dievas nori, kad būtum sveikas. Nu, taip, kas nori, kad būtum pikštonas. Tai va, toliau žinojimas iš apreiškimo, nežinau, iš to veikėjo. Visada išlikėjo mokinio, nežinau, čia nais, taip, bioramybė, Maihorės kažkoksai. Va, pasižiūrėkit, va. Vaizduotės jėga, Vomackas. Ir vėl Vomackas vaizduotės jėga. Kokia vaizduotės jėga? Ne vaizduotės jėga, o šventosios dvasios jėga. Čia jau, aš galiu garantuoti, kad, sakysim, paklausius šitą YouTube, mes rasim pilną visokio, sakysim, netitikimo su raštu, sakysim. Tai yra vėl melas. Mūsų ne vaizduotė mūsų gelbėja, o būtent šventoji dvasia mūsų veda ir jokia nevaizduotė mūsų negali vesti. Tai yra jau vien iš pavadinimų galiu sakau, kad tai yra melas. Toliau. Žiūrim, ką mes čia dar turim. Čia nežinau, kas čia yra toje vidinis konfliktas. Surišti fizinį pasaulį. Čia nežinau, kas čia yra dabar dar klausiau, palaukit, tuoj surasim. Ko aš čia radau? Vat vėl. Vomackas, vėl dalinasi, ar įmanoma prarasti išgelbėjimą. Ne? Nu, labai buvo įdomu, jisai reklamuoja šitą knygą, tai tiesiog 2 minutės pasiklausom, ką iš čia šneka, tai įmanoma prarasti išgelbėjimą ar ne? Ar įmanoma prarasti išgelbėjimą, jeigu jau jį turi? Dabar aplamai tapo populiaru kalbėti apie tai, kad aplamai visi yra išgelbėti ir niekam nereikia išsigelbėti, bet raštas kalba, kad mums reikia išgelbėjimo. Ir tada kyla kitas klausimas. Jeigu išgelbėjimo reikia ir jį galima turėti tą išgelbėjimą, tai ar galima tą išgelbėjimą prarasti ir nuo ko tai priklauso? Perskaitysiu vieną rašto vietą iš laiško Hebrajams. Vat matot, jisai sako, kad perskaitysiu iš rašto, bet realiai skaito iš Vomako knygutės. Tai va, aišku, jis rašto vietą skaito, bet iš Vomako knygutės. Tai reiškia, ištraukti iš konteksto pasiima ir skaito tą rašto eilutę. Dėliai tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams. Kiekvienas kunigas kasdien stoja tarnauti ir daug kartų atnašauja tas pačias aukas, kurios niekuomet negali panaikinti nuodėmių. O šitas paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes amžiams atsisėdo Dievo dešinėje. Taigi kažkas sako, galima daryti bet ką, jeigu tu esi išgelbėtas, tai neprarasi savo išgelbėjimo. Kažkas sako, kad išgelbėjimą galima prarasti labai paprastai ir labai greitai, netgi tu vos ne kasdieną jį prarandi ir po to būtinai turi atgailauti, kad jį atgauti atgal. Ir tai yra labai rimtas klausimas, tai yra labai toksai kasdieninis klausimas ir aš jūs raginu įsiaiškinti. Aš tvirtai tą klausimą išsiaiškinau ir man labai padėjo šitą knygą. Na, vat matom, kad kas jam padėjo įsiaiškinti tą klausimą, tai yra Vomako knyga. Jisai vėl yra Vomako mokinys ir jisai vėl rodo. Mes žinom Vomako mokymus, tai yra Vomako mokymas, jisai sako, kad jų atleistos visos nuodėmėmis, tai yra buvusios, tai yra tiesa, esamos ir būsimos, melas. Tai vat, jeigu jau tu įtikėjai, tai tau jau atleistos visos nuodėmės, tu ten gali klysti, ten dar kažką daryti, vis tiek tau atleistos visos nuodėmės. Žinom šitą mokymą, būtent Martinai. Tai vat mes matom, kad tau ne tiesos dvasia pasakė, tau nekalba Dievas, tau kalba Vomakas per savo knygutes, tai yra mokymus. Tikroji Dievo prigimtis. Čia labai aiškiai suprantama kalba pagal raštą Senojo ir Naujojo testamento visumoje išaiškinta, kasgi tai yra. Ar galima prarasti mūsų išgelbėjimą ir kaip taip tada gali įvykti. Šitie klausimai yra fundamentalūs, taigi rekomenduoju kiekvienam įsiaiškinti šitą klausimą, kad tvirtai stovėti ant abiejų kojų. Ir tame jums padės šitą knygą, kurią galite įsigyti mūsų svetainėje. Taigi linkėjimai, iki pasimatymo.
Na, va, pareklamavo knygą, skaitykit, pirkit ir taip toliau. Tai va, tai kokį mokymą jie nuveš į Kiniją ir Pietų Koreją? Aišku, kad melaginga. Ar tai yra Dievo mokymas? Ne. Nu dar vat, aš turiu pasižymėjęs vasario 26 dienos čia, vat, nu vėl toliau vat, žiūrim, vat, matom. Vėl vomakas, visur vomakas. Jisai vat, vaizduotės jėga, vomakas kiša, bruka, nors tu ką nori. Tai vat, jo yra, Dievas yra vomakas. Atsiminkit, tai yra dievukas. Kitaip nepasakysi. Ir labai įdomu, kad, vat, pavyzdžiui, Kari Bleiką deda va tokie. Kari Bleikas tokių dalykų net nepropaguoja. Bet jie sumaišo tiesą su melu, kad ir Kari Bleikas, tipo, galbūt pritarė, sakysim, parodydami, jie nesako, bet parodydami būtent Kari Bleiką, kad jisai pritarė būtent tokiam vat, jų mokymui. Ne, Kari Bleikas tam nepritarė. Bet jie įdėjo ir visi galvoja, kad čia irgi yra teisingai, vat, jisai jam pritarė. Ne. Vėl, vat, matom, vėl. Vėl vaizduotės jėga, vėl vomakas, nors tu ką nori, vomakas. Taip, 26 diena, va, taip. Pasiklausom dar, va, čia nuo pusės, ten neįdomu, bet čia vat, jo malda. Aleliuja, ačiū mūsų viešpačiui, ačiū mūsų karaliui, dėkoju tau mūsų Jėzau, aleliuja visų vardu, kas prisijungia ir kas ne. Dėkoju viešpatė, kad tu esi geras, kad vakar, šiandien per amžius tu buvai geras, aleliuja, ir būsi geras, ir dabar esi geras, ir buvai geras viešpatė, ačiū tau, kad tu toliau gelbėjai žmonės, nežiūrint į visus melus, į visas apgaulės, į visą šmeištą, visas tas negerus dalykus. Nu, va, pasirodo, melas, šmeištas, taip toliau, visus čia juos šmeižia ir taip toliau. Nu, aš pirmas tas šmeižikas, kuris juos šmeižiu, bet aš tai darau pasiremdamas raštu, sakysim, ir neišimdamas iš konteksto, taip kaip padaro vomakas. O tu, Martinai, net nepatikrini. Ar tai yra tiesa ar netiesa. Jūs pasiimat tas savo tradicinės vietas, kurią tu visai nesiniai čia dabar perskaitai. Pasiimat rašto vietas iš Efeziečiams 1, iš Romiečiams 8-9 pasiimat tas vietas ir visas kitas ir viską išverčiat savo vietą, kad išgelbėjimo prarasti jau nebegalima. Tai yra vomako mokymas ir dar kartą aš sakau, grįždamas atgal prie to, kad į Kiniją ir Koreją Dievas tau nesakė važiuoti. Nesakė. Ir nešti viso šito melo. Net ir Lietuvoje tau nesakė, kad nešti šito tavo melo. Bet tau patinka būti žvaigžde. Va, čia pasižiūrėkit kokie. Nu, vat kaip jums reikia to šlovės, garbės tokios. Nu, kaip saldu, ne? O Kinijoje ir iš Pietų Korėjoje, nu ką, babkės neblogos, ten žymiai didesnė rinka, žinai, pasiplės, čia tinklinis marketingas, nu, viskas aišku, žinai. Nu, toliau vėl mes matom, vėl vaizduotės jėga, vėl. Nežinau, galima čia dar, sakysim, žiūrėti, ką iš čia šneka, bet esmė yra ta, kad, sakysim, jie neša klaidžiamokslį, nors sako, kad jie sako tiesą, bet daugelį, sakysim, tų žodžių, tai yra vomako mokymas, jau seniai yra parodytas ir išaiškinta, kad jie, būtent tos superkalvinizmo bangos veikėjai, kad jie nepraras išgelbėjimo, tai yra kažkas yra baisaus. Tai yra daryk, ką nori ir tada neprarasi, vienu žodžiu. Nu, absurdas, vienu žodžiu, viskas, žinai. Tai kas norės, galės dar pasižiūrėti, ką jie čia kokias nesąmonės daro, bet manau, kad užtenka. Gerai, su Dievu. Iki.